Netoli Kauno klinikų Lašo gatvėje įsikūrusi kepyklėlės Veikutis per nepilnus metus tapo mėgiama ne tik vietinių gyventojų, bet ir medicinos įstaigos darbuotojų bei jų pacientų. Parduotuvė nesiskundžia klientų trūkumų, nuo pat ryto ką tik iškeptų bandelių užsuka studentai bei moksleiviai. Pietų pertraukos metu pyragų ir skanėstų su kava ragauja dirbantys, o vakare pasirodo po dienos darbų norintys atsipūsti žmonės. Savininkai abudu čia kilę iš šito rajono, jeigu galima tai pasakyti, jų tai yra gimtasis rajonas ir jie nuolat vaikščiodavo, būdavo po rajoną ir ieškodavo kažkokiu tai verslo idėjų, kažkur tai ko trūksta, ką galima būtų čia įdiegti, ką panaudoti. Nuspręsta buvo atsidaryti tokią kepyklėlę, nes vienas iš savininkų yra susijęs su kepimo verslu, jis pats yra kepėjas, yra stažavęsis užsienyje ir mokęsis. Jiem atrodo, kad jiem trūksta lėšų tai veiklai pradėti vystyti. Tarkim, pačiam įsirengimui kaip ir lyg ir nebuvo problema, jie turėjo nuosavų lėšų, bet natūralu, kad kiekvienas verslas jam neužtenka nusipirkti įrengimus, jam reikia ir apyvartinių lėšų, atlyginimą mokėti, žaliavom nusipirkti. Ir šituo atveju jie ir rado tą kredito unijų siūlomą verslumo skatinimo fondą, galimybę pasiskolinti naujam verslui pakankamai gerom sąlygom. Ir kreipėsi iš tikrųjų, pradžioj pasiklausinėjo, kaip čia tos galimybės yra, ar iš tikrųjų čia galima tą paskolą gauti, kokios bus sąlygos, ar nėra kažkokių tai paslėptų apribojimų. Kad susibendravę su kredito unija, su centrinės kredito unijos atstovais, vis tik pamatė, kad tai jam yra patrauklus, naudingas produktas ir, kaip matom, sėkmingai juo naudojasi iki šiol. Yra keli variantai, iš tikrųjų, galima kaip pradedančiam verslui pradėti nuo paieškoti verslo angelų, nuo rizikos kapitalo ieškotis. Taip pat galima ir per kredito įstaigas bandyti žiūrėti. Aišku, kaip į naują verslą kredito įstaigos galbūt žiūri atsargiau, ne taip optimistiškai, bet šitoj vietoje gelbsti kaip ir įvairios iniciatyvos, tiek europinės, tiek vyriausybinės, kaip ir verslumo skatinimo fondas, kurios būtent ir yra skirtos tam, kad būtų finansuojamas naujas verslas, kad padėtų tiem žmonėm, kurie turi idėją ir neranda lėšų, jų kažkur tai įsigyti. Pačios skaniausias tai yra turbūt kruasanai su migdoliniu įdaru. Man asmeniškai Sovietė labai skanios bandelės. Yra, kurie labai mėgsta su šokoladu, su varškyte, mėlynės labai populiarios. 70–80% yra pas mus sugrįžtantis klientai. Ir dažniausiai ne tik žinau net ką norės, bet tikrai būna, kad žinau net ir vardą, paklausia visą laiką, kaip sekasi, ką naujo turim ir sugrįžta tiesiog pietų metu arba aplinkiniai žmonės, labai visi būna įvairiaus amžiaus. Beje, dienos pabaigoje nerealizuota produkcija perduodama Gausių šeimų centrui.